Lietuvių emigracija nebuvo išdavystė. Tai tie žmonės, kurie išvyko į pasaulį ir grįžta į Lietuvą su globaliu mąstymu, su multikultūriniu mąstymu, su gebėjimu suprasti pačius save ir kitus žmonės. Aš pats išvykau 17 metų, ne iš kažkokio tais bailumo ar kažkokio tais, oi, sistema bloga man nedavė. Ne, aš norėjau didesnio pasaulio, norėjau pamatyti galimybės, norėjau erdvės, vietos, kur aš galėčiau pažinti save ir pasaulį. Ir šiai dienai Lietuva yra puikiai infrastruktūra startuoliams, viena geriausių Europoje. Ir tai yra iš tikrųjų dalis dėkinga emigrantams, kurie grįžo su savo globaliu mąstymu. O globalus mąstymas nėra kažkokia tais išdavystė, jog mes nefokusuojamės į nacionalizmą. Tai yra galimybė. Tad Indigopreneur įkūrėjų judėjimas tai sprendžia.